ryte tavo mintis užgrūstos tarnystė. Ką darysiu, kaip darysiu, kokia veikla bus, kaip būti ten ištvermingu, kokius darbus padarysiu. Greičiausiai tada žinau, kad palikai pirmą meilę. Nes tarnystė žaviesi labiau negu Kristų. Bažnyčia triūsė, bažnyčia buvo ištverminga, bažnyčia dirbo, bet bažnyčia nustojo žavėtis pačiu svarbiausiu asmeniu, Jėzumi Kristumi. Jeigu taip yra šiandieną tavo gyvenime, tada yra palikta pirma meilė. Ir tada mes turime tai, kas pavaizduota šitame paveiksliuke. Ir kada tai vyksta, atsiranda spragos. Vyrai, žinote, kada jūs pradėsite žavėtis kitą moterim labiau negu savo žmona, tas pats dalykas. Atsiranda spragos. Piktasis stovi šalia. Ir yra problemos. Tas pats su šituo asmeniu. Tikintysis yra su šituo asmeniu susituokęs. Jūs žinote, kad bažnyčia Kristaus nuotaka. Ir jeigu kažkuo žavimės labiau, pirma meilė yra palikta. Izaijo 55 skyrius. Nuo 8 iki 11 eilutės. Arūnai, aš galėčiau pačią paprašyti perskaityti. Nes mano mintis yra ne jūsų mintis, ir mano keliai ne jūsų keliai, sako Viešpats. Nes kiek dangus yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius, ir mano mintis už jūsų mintis. Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklas sėjėjai bei duonos valgytojai, taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįž tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas. C mažytė raidė. Neturi remtis savo supratimu. Neturi remtis savo supratimu. Tai mažytė raidė turi visiškai pasitikėti Dievu. E mažytė raidė. Jei širdis kieta, Dievo žodis krenta ir nuslysta, jokio pasikeitimo. Žodis. Širdis, kuri yra kieta. Blogai rašo mano markeris, ar jūs rašykite? Žodis krenta. Nuslysta. Jeigu kažkur nuodėmė neišpažinta, žodis krenta ir nuslysta. Tu žaviesi Kristumi, tavo draugystė su Dievu artima. Žodis krenta ir tave maitina, tave keičia. Ir žodis lieka savo tikslą gyvenime. Kokie nors pastebėjimai, nuomonės, komentarai iki šios vietos prieš keliaujant toliau.
Kaip, pavyzdžiui, žinoti, kad ar tu esi paklusnume ar nepaklusnume? Kaip, ar šventoji dvasia liudija sąžinė, ar kaip, kaip tą skirtumą? Gali šventoji dvasia liudyti jūsų sąžinė. Ir klausimas labai geras. Jūs galite Dievo žodžiu pasitikrinti, ar esate paklusnume. Nes Dievo žodis yra mūsų vienintelis autoritetas. Aš duosiu, pavyzdžiui, kelis pavyzdžius. Viena geriausių knygų Naujajame testamente, kur pasitikrinti, pavyzdžiui, šitą labai svarbų dalyką, yra 1 Jono laiškas. Jeigu galima trumpai atsiverskime. Pirmas Jono 2, atkreipkite dėmesį savose Biblijose 3 ir 4 eilutės. Iš to mes patiriame, kad jį pažįstame, jei laikomės jo įsakymų. Kas sako, aš jį pažįstu, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra tiesos. Pat Jonas rašo, kad patirtum, kad žinotum, ne? Ir žmogus sako, viskas gerai. Tai mes klausome, o kokią vietą žodis užima tavo gyvenime? Jo įsakymai, kurie man. Tai man nesvarbu. Vadinasi, tai yra signalas, kad paklusnumo nėra. Bet jeigu tai tęsiasi nuolat, dar vienas signalas yra, kad tas žmogus nepažįsta Kristaus. Pas mus pas kiekvieną būna sukritimų, nuodėmių, kurias išpažįstam. Bet jeigu tai tęsiasi nuolat, be perstojo, ir kaip jūs sakėt, nėra net sąžiniai to sukrutinimo, tada raštas mums labai aiškiai atsako. Šiandien sutinku kai kurių žmonių, kuriuos pažįstu 20 metų. Kaip kurie iš jų gyvena susidėję su moterim. Aš sakau, rimta labai problema. Žmogus sako, gali būti, bet aš prieš 20 metų sukalbėjau maldą. Kokią? Jėzau, aš nusidėlis, ateik į mano širdį, amen, ačiū už amžiną gyvenimą. Tam žmogui reikia pasakyti, tu tik sukalbėjai maldą. Bet Jėzus neatėjo į tavo širdį. Nes gyvenimas keičiasi, žmogus negali likti toks pats. Aš nekalbu, kad mes tobuli, bet pas tą žmogų yra troškimas Dievo įsakymam, Dievo žodžio tiesom. Jis gal suklysta, jis nusideda, bet jis turi tą troškimą. Kas to neturi, labai aiškiai pasako, kad nėra paklusnumo. Mes skaitome toliau tą patį Jono laišką, pavyzdžiui, ir čia būtų galima praleisti begalę laiko, bet 1 Jono 2:6. Kas sako esąs jame, tas turi pats taip elgtis, kaip jis elgtis. Tuo užbaigiu, Arūnai. Kristus mūsų pavyzdys. Ir išgelbėtas žmogus turi troškimą elgtis, kaip elgėsi Kristus. 1 Jono 2:29 sako, jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, kad kiekvienas, kuris vykdo teisumą, iš jo yra gimęs. Vadinasi, yra troškimas teisumui, teisingai pa žmogų gyvenime. Kristus pavyzdys. Mes toliau skaitome 1 Jono 3. Kas pasilieka jame, 6 eilutė, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis jo neregėjo ir nepažino. Jeigu nuodėmė yra gyvenimo būdas ir tau tai normalu, raštas sako, tu jo nepažinai. Todėl šitą dalyką mes visi turėtume pažiūrėti labai rimtai.
kada kalbame apie tikinčiuosius, kurie neturi noro paklusnumo, ir kada kalbame apie žmonės, kurie vadina save tikinčiaisiais ir nuodėmė yra jų gyvenimo būdas. Niekad neatsakykite tokiam žmogui, ai tu prieš 20 metų sukalbėjai maldą, tai gerai, viskas blogai. Nes tai nuodėmės būdas, ką liudija tavo gyvenimas. Ir tam žmogui reikia labai aiškios įveikėjus. Ir manau, šitie dalykai mums kartas nuo karto pasiskaitant ir kaip tikintiesiem naudingi, mes kaip kur atgailautume, kaip kur dar kartą pripažintume, kad mums labai reikia viešpaties mūsų gyvenime. Kas dar? Kaip mums žinoti, kurioje eilutėje pasitikrinti? Mes gyvenime turim priimti daug sprendimų. Taip. Įvairiausių. Taip. Ir pasitikrinti, ar tas sprendimas teisingas. Aš suprantu, kad tai sprendimas, turi būti priimtas remiantis Bibliją, bet tarkim, atsakymų gali būti daug. Ir Ryti labai teisingai pastebėjo. Kaip kurios eilutės nepasako konkrečiai Audriau arba Ryti taip daryk. Tada mums reiktų savo taip atsakyti pirmiausia. Yra labai aiškių eilučių Biblijoje. Pavyzdžiui, 1 Tesaloniniečiam 5 sako, už viską dėkokite, tokia Dievo valia Kristo Jėzų. Aiškiai eilutė, aiškiai. 1 Tesaloniniečiam 4. Dievo valia jūsų šventėjimas, laikykite savo kūną arba indą nesuteptą, ar ne? Ryti, svarbiausia įsitikinkite, kad jūs ir aš ir kiti vykdome aiškiai atskleistą Dievo valią. Ir tada kitose sprendimuose bus išmintis. Bet jeigu mes ieškame kažkame nežinomame, kaip čia elgtis, ir nevykdome aiškios Dievo valios, bus problemos. Atsimenat psalmę, viešpats sako, gerėkis manimi ir aš nukreipsiu tavo žingsnius. Jeigu mes vykdome aiškiai Dievo atskleistą valią, Dievo pažadas yra tai, kad jūs turėsite ir aš turėsime išminties tose sudėtingose, kaip kuriuose sprendimuose, kur neparašyta Audriau taip daryti. Bet jeigu mes toje vietoje nedarome, tai greičiausiai bus chaosas visose kitose srityse. Geras jūsų pastebėjimas, tai nelengva. Čia reikia mums jautrumo su Dievu. Mėlėjai, jeigu Dievas leis, mes rytoj susitiksime 9:30. O dabar kviečiu, kad mes pasimelstume prieš užbaigdami ir išleisdami jūs namo. Viešpatie, aš dėkoju tau, kad leidai mums šis kelias valandas praleisti kartu. Pirmiausiai prieš išvykstant šiandien namo, leis mums pripažinti tavo akivaizdoje, kad tu mums esi labai reikalingas. Atleisk, kada mes ryte atsikėlę kaip tavo žmonės, užmirštame apie tai pagalvoti ir pripažinti. Bet Viešpatie, kiekvienam savo vaikui padėk ieškoti tavo veido, padėk žvelgti į tavo žodį. Prašau, kad tavo žodis mūsų lydėtų. Prašau, Viešpatie Dieve, išminties tose sunkesnėse situacijose, kada reikia priimti sprendimus, kad mes užduotume savo klausimą, ar vykdome aiškę Dievo atskleistą valią ir kaip Kristus elgtųsi toje situacijoje. Viešpatie, vesk mus per savo žodžio studijas. Aš dėkoju šitos brangius žmonės ir dėkoju, kad man leidai mokytis iš jų šiandieną, Viešpatie Dieve. Meldžiu, palydėk kiekvieną saugiai namo šiandieną. Meldžiu už ramų poilsį. Meldžiu, Viešpatie Dieve, kad surinktų mus rytoj šioje vietoje. Ir dar meldžiame, Viešpatie Dieve, ir už Heidą, ir už Danutę, ir už Neringą, kurios turi sveikatos problemų, pavaizdami viską į tavo galingas ir nuostabias rankas. Ačiū tau už viską. Būk pašlovintas ir pagarbintas per tavo sūnų Jėzų Kristų. Amen. Dievo palaimus.